Ši vieta man siejasi su svarbia pradžia. Prieš 3 metus, balandžio 21-ąją, čia prisiekiau dirbti Vilniaus rajono žmonėms. Tai buvo pažadas pokyčiams, kasdien daryti viską, kad mūsų rajonas keistųsi, o jūs čia jaustumėtės gerai. Tada turėjau ambicingą viziją, o šiandien matau, kaip Vilniaus rajonas iš tikrųjų auga, o kartu su juo augu ir aš. Žiūrėdamas į nuveiktus darbus, džiaugiuosi, kad per šios 3 metus pavyko nuveikti išties daug. Girdžiu tai ir iš gyventojų, matau jų šypsenos ir tai yra geriausias mano darbo įvertinimas. Labai jaučiasi stipri bendruomenė. Žmonės čia aktyviai bendrauja, kūrė naujas veiklas, ypač vaikams. Keliai ir gatvės tai sritis, kur pokyčius pajuto kiekviena seniūnija. Per šį laikotarpį išasfaltavome jau beveik 80 km žvyrkelių, atnaujinome esamus kelius, remontavome ir įrenginėjome šaligatvius, įrenginėjome apšvietimą ir atlikome kitus darbus, kad jūsų kasdienės kelionės būtų saugesnės ir patogesnės. Šaligatviai yra valomi, keliai yra valomi, ko niekada žmonės nematė anksčiau. Tai tikrai yra daug nuveikti dar, bet apimtis darbų ir tempas labai džiugina ir labai džiugu, kad taip sparčiai viskas vystosi. Švietimo srityje, suprasdami, kad ypač priemiestinėse gyvenvietėse išlieka didelis vietų trūkumas, kūrėme naujas vietas, įrenginėjome modulinius darželius, plėtėme esamų įstaigų pajėgumus. Per šios 3 metus pradėjome naujus projektus, kurių rezultatai dar labiau atsiskleis artimiausiais metais. Teko dirbti su darželiais, džiaugdavosi, kad labai rūpinasi merijos ir vaikų darželių infrastruktūrą ir visais kitais dalykais. Ačiū labai. Sveikatos srityje geriname paslaugų kokybę ir prieinamumą. Plėsdami paslaugas ir pritraukdami specialistus siekime, kad pagalbą gautumėte greičiau ir arčiau namų. Per šios 3 metus pasikeitė ne tik paslaugų lygis bei pasiūla, bet ir tuo pačiu sveikatos priežiūros įstaigų aplinka, kuri tapo šiuolaikiškesnė ir patogesnė. Pavyzdžiui, pas mus ir poliklinikų, ir reabilitacinį centrą padarė. Jūs žinot, labai rūpinasi. Socialinėje srityje daugiausia dėmesio skyrėme pagalbai ir jos prieinamumui. Suteikėme naują būstą daugiau nei 30 asmenų ir šeimų, atidarėme grupinio gyvenimo namus, taip pat įgyvendinome kitus svarbius socialinės pagalbos ir integracijos projektus. Geriname tai, kas nematoma, bet jaučiama kiekvieno gyventojo kasdienybėje. Plėtėme vandentiekio tinklą, gerinome komunalinių paslaugų kokybę, modernizavome daugiabučius, stiprinome aplinkos tvarkymą bei gyvūnų gerovės sprendimus. Statėme ir atnaujinome kultūros, sporto infrastruktūrą, kūrėme modernias viešasis erdves, kuriuose laiką galėtų leisti tiek mažiausi rajono gyventojai, tiek suaugusiai ir senjorai. Pagerinome ir renginių kokybę. Šiandien Vilniaus rajone koncertuoja žinomi šalies, užsienio atlikėjai, o tai, kad einame teisingų kelių, geriausiai rodo augantis lankytojų skaičius ir tai, kaip jūs šiais renginiais mėgaujatės. Daug dėmesio skiriame bendruomenėms ir jaunimui, jų įtraukimui ir iniciatyvoms. Pirmą kartą pradėjome gyventi dalyvaujamąjį biudžetą, kurio rezultatus matome jau šiandien. Atsirado daug visokiausių priemonių, kur gyventojai gali siūlyti projektus, ar tai kultūrinius, ar sporto, ar laisvalaikio, gauti kažkokį finansavimą, paramą savivaldybės ir realizuoti savo iniciatyvas. Tai tik dalis pokyčių, kurie įvyko per šios 3 metus Vilniaus rajone. 2025 metų darbų apžvalgą rasite leidinėje Vilniaus rajonas arti tavęs. Pasiimkite jį savivaldybėje ar savo seniūnijoje. O kasdienę Vilniaus rajono savivaldybės veiklą kviečiu sekti mobilioje programėlėje Vilniaus rajonas arti. Šie 3 metai buvo pilni gyvenimo. Kartu su jumis džiaugiamės sėkmėmis, diskutavome, ieškodami geriausių sprendimų ir nors ne visada viskas vyko sklandžiai, būtent šios patirtis leido pasiekti matomų rezultatų. Liko dar vieni šios kadencijos metai. Ambicijų ir pradėtų darbų sąrašas ilgas, bet jūsų palaikymas man suteikia pasitikėjimo tęsti tai, ką pradėjome. Už visus šios metus esu dėkinga savo šeimai, komandai, savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojams, kurie kasdien daro didžiulį darbą. Ir žinoma jums, mėly Vilniaus rajono gyventojai. Ačiū, kad Vilniaus rajoną keičiame ir kūrėme kartu.